Turiu klausimą dėl aprangos. Ar nereikėtų dėtis liemenių, kai eini mišką tikrinti? Jos reikia dėtis, jeigu žinai, kad yra vykdomi miško kirtimo darbai. Duotoju atveju jau visa mediena išgabenta, kirtimo darbai pasibaigė, o mes visą laiką, kai pradedam vykdyti darbus, dabar padariau tokias didelės lentelės, kaip ir, pavyzdžiui, statybvietėse būna. Statybvietės dažnai būna atitvertos. Bet kadangi miškas yra visų, mes miško aptverti negalim. Tai realiai reikia sustatyti informacinės lentelės, kad yra kertamas miškas, kad reikia dėvėti šalmą, liemenę, kad kirtėjas, pjūklininkas, operatorius, kuris kerta su kirtimo mašina, kai jis tave matytų iš tolo. Nes kaip pavyzdys, krentančio medžio aukštis ten 20 metrų. O jeigu žmogus eina, pavyzdžiui, dabar čia tie aktyvistai, visi jie jokių apsaugos priemonių nieko nenaudoja. Jeigu jie mato, kad kertamas miškas, atsistoja ten prie traktoriaus ir ten pas mumis atvažiavo iš viso vieną objektą nakties metu su žibintuvėliu. Šviečia tiesiai kabina operatorių ir trukdo dirbti. Tai tas lenteles tokias pastatėm, perspėjom juos, jeigu jūs vaikščiosit be apsauginių šalmų, be liemenių, netvarkingai apsirengę, nes yra informacija, kad šitas miškas yra kertamas ir jeigu jūs dar trukdysit tiesiogiai dirbti mums savo darbą, dar iškviesim policiją, pareigūnus, bus patraukti administracinę atsakomybę. Visi kiti rangovai pasistato tokias mažas atsargiai kertamas miškas. Nu tai ten ir parašyta atsargiai kertamas miškas. Nėra jokios informacijos, kad tu saugokis ar dar kažką. Tai žmogus pamatęs, nu tai ką tu čia informuoji mane, kad kerti mišką. Po mišką gali vaikščioti visi. Pavyzdžiui, savo privataus miško jo aptverti negaliu. Į mišką turi patekti visi. Tai ir informacija turi būti atitinkamai patikta, kad ne atsargiai kertamas miškas, o atsargiai turėkit šalmą, turėkit tą.